Visomis jėgomis stengiuosi jį nuslopinti, bet niekaip nepajėgiu. Tai yra pranašo žodžiai, jūsų girdėti pirmajame skaitinyje. Iš tikrųjų žmogus, kuris visomis jėgomis stengiasi nuslopinti ir nesvarbu, ar jis pajėgia ar ne, tai yra Dievo malonės galioje. Toks žmogus yra pats gražiausias žemėje. Ne tas, kuris sėdi ir nejaučia nei šilta, nei karšta. Gražiausias žmogus be abejo yra kovojantis. Ir gal kas galėtumėt man pasakyti, kuo skiriasi paprastas dalykas – angelo nuodėmė ir žmogaus nuodėmė. Kuo skiriasi šie du dalykai? Abu remiasi į puikybę kažką, remiasi kažką prieš Dievą, bet yra didžiulis skirtumas. Liudai, koks galėtų būti skirtumas tarp velnio nupuolimo ir žmogaus nupuolimo? Du nupuolę. Koks yra? Tarp angelo nupuolimo ir žmogaus nupuolimo. Angelui atsakomybė didesnė, nes kai nupuoli tikintis, manau, atsakomybė didesnė, kai nupuoli tikintis. Negu netikintis, tai netikintis. O jeigu tikintis nupuola žmogus? Aš manau, kad nuodėmė tokia ryškesnė tokiam žmogui. Dėmesio. Kuo skiriasi angelo nupuolimas nuo žmogaus nupuolimo? Labai labai arti. Angelas turi pilną žinojimą. Angelas turi pilną supratimą. Angelo apsprendimas neatšaukiamas, nes jis viską žino į praeitį, dabartį ir ateitį. Tai yra Dievo malonės vyzdis, kurį mes turėsime tik po mirties. Todėl žmogaus nuopuolis visada turi galimybę į atleidimą. O angelo neturi galimybės į atleidimą, nes jo yra sprendimas jam pačiam iš jo žinojimo yra neatšaukiamas. Ir šiandieną, kada mes kalbame mokslo metų pradžioje apie nuostabus dalykus, įsivaizduokite 12 apaštalų būrys. Vienas puikus mokinys, Petras, sugebėjo duoti gerą atsakymą. Bet ar iš tikrųjų, mėlėjai mokiniai, mūsų atsakymai yra geri, kas yra Jėzus? Ar iš tikrųjų mūsų atsakymas yra geras, kuomet mes tikime, kad Dievas yra geras, už mūsų gerus darbus atlygina, už blogus baudžia, dėkojame, kad kaip kokiam Pakistane rankų nenukapoja už blogus darbus, ar kojų nenutraukia, arba liežuvio nenukerpa už ilgus kalbėjimus? Ne. Pasirodo, kad ir Petro atsakymas, nors teoriškai yra geras, Jėzus sako, ne, mėlieji. Niekam tik nesakykite, kad aš esu Dievas, kad aš esu Dievo sūnus, nes jūsų, mėlieji, 12 apaštalai ir tavo gerbiamasis Petrai atsakymas yra visiškai paremtas tavo žydiška kultūros idėja, Mesijas, kuris eina į Jeruzalę ir pagaliau įvyks gyvenime kažkas gražaus, tu užimsi sostą, žmonės tavęs klausys ir rojus, kaip išložo Dievo dvare, iš lėto pradės kurtis. Ne, Petrai. Klausykite, aš turiu keliauti į Jeruzalę. Yra vienintelis kelias parodyti dangaus tėvo veidą. Būtent toksai. Būsiu atmestas kunigų, rašto aiškintojų, seniūnų kaltinamas, galiausiai nužudytas. Bet 3 dieną prisikelsiu. Ir šis Jėzaus vėl stumimas Petro atsakymu į gilesnį Mesijo supratimą baigėsi Petro totaliu fiasko. Petras bando egzortuoti Dievo sūnų. Nieku būdu tau taip negali atsitikti. Mėlėjai, mūsų gyvenimuose visko atsitinka ir mes galime vieni kitus egzortuoti. Trumpai tariant, varyti velnią iš mūsų širdžių. Petras tą darė pagal graikišką terminiją, jis varė demoną iš Jėzaus, pasidėjęs į šoną. Ir atsakymas Jėzaus, eik šalin šėtone.
Eik paskui mane. Mielas mokiny, eik paskui mane. Ir kiekvienas, kas norėsite sekti Dievo keliu, Dievo duotų gyvenimu, tuo grožiu, kuris yra realus, bus tik šitas kelias. Ir mes būsime teisiami ne pagal savo darbus, bet pagal Jėzaus nuostabų gyvenimą, kuris mums parodė kelią. Nėra galimybės būti protingesnių už Dievą. Jeigu bet kuris iš čia esate, galvojate protingesnis, prašykite gausios malonės, kad Dievas iš dangaus ištartų, eik šalin šėtone, eik iš paskos. Tu mastai ne Dievo, tu mastai žmonių mintimis. Ir mūsų kelias yra vienintelis, nuostabus. Kas nori sekti paskui mane, tas te pasiima savo kryžių ir teseka paskui mane. Neprabėkite su savo sukurtais lengvais kryžiais prieki Jėzaus. Jūs niekur nedubėgsite. Kelio pas tėvą nėra kito, kaip tik Dievo sūnus. Tai aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Keletą minčių iš popiežiaus Pranciškaus sakytų lygiai prieš savaitę. Laiko žmogaus sūnų. Atsakymai mūsų mylė gali būti labai gražus apie Dievo sūnų. Pavyzdžiui, daug kas jį mato kaip didį mokytoją, ypatingą asmenį, gerą, teisingą, drąsų, nuoseklų. Bet ar to Jėzau tau pakanka? Jėzau, ar tau pakanka? Tu sakai ne. Jei tu būtumai tik praeities veikėjas, kaip pavyzdžiui Jonas Krikštytojas, Mozė, Elijas, didieji pranašai, tu būtumei mums tik atminimas iš praeities laikų. Broli sese, kuo tu laikai Jėzų iš Nazareto? Kristus yra ne praeities atsiminimas, tai yra dabarties Dievas, sako popiežius. Jei jis būtų tik istorinė asmenybė, sekti juo šiandien būtų nebeįmanoma. Tu atsidurtumai prieš didžiulę laiko prarają, prieš pavyzdį, kuris yra tarsi labai aukštas, tačiau kaip kalnas neįkopiamas. Ar tu norėtumai į tokį kalną kopti, neturėdamas gebėjimų ir reikiamų priemonių? Mielieji, mūsų Jėzus yra priešingai gyvas, mus lydi, yra šalia mūsų, siūlo mums savo žodį, savo kasdienę malonę ir mus apšviečia, mus atgaivina mūsų kiekvieno asmeninėje kelionėje. Tai jis, patyręs, išmintingas vadovas, džiaugiasi mus lydėdamas sudėtingiausiais net mūsų kiekvieno gyvenimo takais ir keleliais ir kopimais. O mėlėjai broliai seserys, gyvenimo kelyje nesame vieni. Kristus yra su mumis. Padeda mums keliauti taip, kaip jis padėjo ir Petrui, ir kitiems likusiems 11. Nepraras drąsos, jei kartais krikščioniško gyvenimo viršūnė atrodo aukšta ar per aukšta, o kelias gal per status, žvelk į Jėzų, kuris eina šalia mūsų, priima mūsų silpnybės, dalyjasi mūsų pastangomis ir uždeda savo tvirtą švelnią ranką ant mūsų silpnų pečių. Su Jėzumi šalia taip pat ištieskime ranką vienas kitam, atnaujinkime savo pasitikėjimą. Su Jėzumi įmanoma tai, kas patiems, kaip ir pranašui, atrodo nebeįmanoma. O ko jūs mane laikote? Kas yra man Jėzus? Ar tai didi asmenybė, atskaitos taškas, nepasiekiamas pavyzdys? Ar Dievo sūnus?
eina šalia manęs, gali lydėti iki šventumo viršūnės. Ar galiu ją pasiekti? Ar Jėzus tikrai yra gyvas mano gyvenime? Ar tikrai tai yra mano viešpats? Ar patikiu jam save sunkumų metu? Ar rūpinosi jo artumu, girdėdamas, priimdamas žodį, sakramentus? Ar leidžiu, kad jis mane vežtų kartu su broliais, seserimis? O Marija, kelionės motina, kelio motina, padėk mums pajusti savo sūnų gyvą, esant šalia mūsų. Meldė popiežius Pranciškus